Sveiki, draugai. Šiandien papasakosiu apie turbūt vieną baisiausių preliudų, kokią esu matęs. Tai galim vadinti, kaip šudarankiai darbus daro arba mašinos taiso. Iš tikrųjų tai baisu. Bandom iš pradžių pasižiūrėti. Kitas variantas čia, kas būna, kai nusiperki mašiną už 100, 200, 300 eurų, manau, kad 400 eurų irgi tinka į šitą kategoriją. Tai jeigu labai tikitės, kad čia bus geras sportinis automobilis už 300 eurų, turi labai sektis. Nes kitaip gausit, maždaug tokį daiktą. Va tokį. O kas čia yra gerai, kabutėse. Tai galima pasižiūrėti. Slenkščiai, medvaržčiais prisukti, tiesiog bukai. Iš tikrųjų visur medvaržčiai. Vidinis slenktis, medvaržčiais prisuktas, bamperis, medvaržčiais prisuktas, viduj bagažiniai apdailas, medvaržčiais prisuktas. Numeris. Suskaičiavot, kiek skylių? Medvaržčiais prisuktas. Čia kažkada buvo antena. Medvaržčių nėra, bet antenos irgi nėra. Valytuvas. Ką radom, tai įdėjom. Purkštukas. Gerai, kad iš vis kažką įdėjo. Medvaržčiais prisukta. Veidrodėlis nusilupęs. Tarkim, nusilupo. Ok. Žiūrėjom toliau. Iš išorės. Bamperis baisus. Medvaržčiais prisukta. Svarbiausia, ir viskas bus gerai. Nebuvo. Greičiausiai dėl šitos priežasties. Lypas medvaržčiais prisuktas. Toliau tabalavosi veidrodėlis. Kodėl? Teisingai, medvaržčiais prisuktas. Veidrodėlis. Ta prasme, pasiimi varžtais prisukė. Kam medvaržčiais įsukti? Nebestabaluoja. Vyriam šakės buvo. Tarsi vyris vaikščiojo juodai. Reikėjo pasikeisti vyrius. Dabar netgi užsidaro gražiai. Beveik taip, kaip turi. Toliau visokie tuningo elementai. Vėlgi čia. Nėra bėdos, bet reikėtų pasitvarkyti. Dangtelis sulūžęs, reikėjo pakeisti. Lemputės šiandien bei ten, mažiausia bėda. Salonas, kadangi durys buvo ardytos, tai ten susukta bet kaip. Aną pusę reikėjo truputį dasukti. Salonas sudėtas į prie faceliftą. Faceliftinis, ryžas tas gražus. Toliau, aišku, viskas užšikta, juodai, ta prasme, tiesiog. Neaišku, ar prieš tai buvo savininkas, ar dar prieš jį bandė čia viską remontuoti ir kažką čia daryti. Beveik viskas buvo išsukinėta, išrinkta. Apačioje visos panelės, vairo panelė. Bumbulo iš vis nebuvo. Kas čia dar? Šitas, aišku, neprisuktas, tiesiog išlupinėtas. Magas. Pabandom pasišviest. Aišku, nebus šviesos. Tiesiog buvo magas išlupo. Per jėgą. Ten metalai visi sulankstyti. O tai palikta. Kadangi check engine'as ryškiai degdavo ir būdavo klaidų, išvestas diagnostinė fiškė. Turbūt taip pavadinsim. Maždaug taip. Vairas. Greičiausiai Civico. Smagus, geras. Tai tuningas užskaitytas. Toliau salonas pakankamai tvarkingas, bet žiauriai užšiktas. Medvaržčiai. Kas čia dar? Neveikia vėjelis. Saugikliai buvo. Arba laidai
nesukaišioti, nes reikėjo sukaišioti visus laidus surinkti. Vienintelis pliusas, kurį matau visoje šitai mašinai iš viso, tarsi neskaitant tos išorės ir kas dar bus važiuokliai, stabdžiai ir tai papasakosiu. Kvapukas, žiauriai geras. Labai ilgai skaniai kvepėjo. Viskas, daugiau čia nėra nieko gero šitai mašinai. Bagažinė užšikta. Arkos tvarkytos, slenkščiai vyrinti. Keliasi beveik visur, viskas kaip ir gerai. Toliau, stabdžiai. Stabdžių kaladėlių buvo 0. Čia 0, ten 0, rankinis buvo užstrigęs, rankinis neveikia, stabdžių nėra, padangų nėra. Kadangi reikėjo tuningą padaryti ir susidėti 17-inės padangas, tai neaišku, ar nuleistos padangos, ir tada buvo mašina tampyta, važinėta su ją ir panašiai, bet padangos buvo sudraskytos iš vidaus. Ir spėju, kad į tos ribotuvus arba metaliukus, kas žino, preliudai yra, tai iš vidaus buvo prapjautos jos. Tiesiog atrodo baisiai, kodėl taip reikia daryti, nieks nežino, bet buvo padaryta. Taip, stabdžiai persirinko, susidėjo naujos kaladės, persirinko kai kurie suportai, man atrodo vienas galinis ir vienas priekinis. Ir dabar stabdžiai yra, reikia tik tais truputuką prasitrinti, bus gerai. Toliau. Važiuoklė, turbūt toksai antras geras elementas. Važiuoklė daro, ta prasme, kaip čia parodyti, ta prasme, taip daro, žodžiu, taip daro, šarnyrai viršutiniai, visi blogi, absoliučiai visi, ta prasme, iki tokio lygio šitie dar bent jau laikosi. Kažkiek tais, tas laikosi. Tarsi jie patys neiškrenta. Vienas buvo toksai, kur norėjo pats iškristi. Tarsi baisu. Šito neatsukinėjau, šitas, silendblokas miręs visiškai. Iš visų 4 šakių vienas silendblokas buvo sveikas. Ta prasme, toksai, kuris dar laikėsi kažką. Visi kiti, ta prasme, mirtinai užmušti. Ta prasme, važiuojant su tokia mašina atrodo, kad apsiversi bevažiuodamas, tarsi susproksi. Tarsi tragiška važiuoklė. Baisi. Stabilizatoriaus galiai iš vis nėra. Priekyje stabilizatoriaus traukių nėra, vairo traukių nėra. Ta prasme, jos dar baisiau atrodė negu šitie šarnyrai. Kaip galima su tokia mašina važinėti? Va tokiam lygiai. Tarsi viršutinė važiuoklė visiškai mirus, vairuoti tu jos negali, stabdyti negali. Kažkas važinėjo su šitą mašiną. Jau variklis, pati geriausia turbūt dalis. Su varikliu teko pakariauti geras turbūt 2 savaitės. Kodėl šitą mašiną ale nusirašė, nesugebėjau užvesti. Tiesiog. Priežastis buvo kelios, kada jos atsirado ir kaip jos atsirado. Čia aišku geras klausimas. Bet, sakykim taip, sudegintas buvo trampliorius. Dėl kelių priežasčių galėjo sudegti, dėl senatvės ten, gal degimą kažkas paliko, gal dar kažką žodžiu. Sudegino trampliorių, tada negalėjo užvesti. Tada sugalvojo, kad reikia kitą trampliorių nupirkti. Nupirko trampliorių, įsidėjo. Kažkodėl tai jis vėl neužsivedė. Arba blogai mašina dirbo, ten visokių niuansų buvo. Tada sugalvojo, kad reikia laidus supainioti. Tiesiog sukaišiai bet kaip ir ten magija įvyksta ir mašina užsiveda. Neužsivedė. Čia bandė padaryti 108 laipsnių apversti, ta prasme, eilės tvarką, tam, kad būtų geriau. Geriau nebuvo. Taigi,
Pakeitus trampliorių, sudėjus švaklaidžius taip kaip reikia, standartinė tvarka, pagal manualą, užkišus skylę, kad nebėgtų tepalas, pakeitus dangtelio tarpinę, kad nebėgtų visur tepalas, nes ten privarytas silikono buvo tiek, kad ta prasme, tas silikonas ten per kraštus lenda ir tarsi tiesiog viską tupai leidžia. Negalima ten silikono tepti. Kraštuose galima, ten visur kitur negalima. Padarysiu kitą video, įdėsiu, parodysiu, kaip visą tai atrodo. Kai jau mašina pradėjo užsivesti, pradėjo trukinėti žarnos, aušinimo žarnos. Tarsi nei vienoj mašinai man taip nebuvo, kad 4 kartus truktų žarnos skirtingose vietose, tiesiog. Prie pečiuko viena trūko, aišku, geroj vietoj, kitoj pusėj prie kolektoriaus trūko. Į FITV arba laisvos eigos vožtuvą kažkurį tais trūko ir, dabar galvoju, man atrodo, kad šita buvo trūkus. Didžiai nuostabai. Nei vienoj mašinoje taip nebuvo, bet tarsi jos visos praktiškai vienu metu sutrukinėjo. Ir perpuvusios buvo. Nuo senatvės, ta prasme, keistai, bet tai buvo. Aišku, ten supiltas ar vanduo, ar nežinau, bet kas buvo. Ar tai prisidėjo, nežinau, bet pakeitus visas tas šarnas, susitvarkė, nusiorino, viskas kaip ir okei. Aš praktiškai kiekvieną kartą trūko nuosekliai, viena po kitos, tai gavosi taip, kad reikėjo 4 kartus keisti aušinimo ir 4 kartus orinti. Labai patiko, nuostabu tiesiog. Ok, gerai. Aišku, filtrų ten tepalų niekas čia nekeitė, niekad. Ta prasme, jie tokie juodi ir baisus, kad baisu. Tai kadangi negalėjau išvesti, privarė benzino į tepalą, gavosi taip, kad reikėjo pasikeisti tiesiog profilaktiškai tepalą. Pakeitus tepalą, ten porą kartų užvedus mašiną, jis vėl toks pats juodas kaip atrabotkė. Visiškai jokio skirtumo. Tai vėl reikės plaut variklį, keisti tepalus, keisti filtrą ir tada gal kažkoks tai gražesnis vaizdelis bus. Taigi, toliau užsivedė mašiną, nedirbant laisvų, sušyla, nėra traukos, treilina, gesta, žodžiu, visi baisus dalykai. Pirmoji eilėje reikia nusiorint, tada pasikeisti laisvos eigos vožtuvą, FITV pasikeisti ir turėtų būti geriau. Geriau nebuvo. Pakeičiau gal 4 ar 5 laisvos eigos vožtuvus, 3 gal FITV. Aišku, kiekvieną kartą reikia nuorinti, irgi labai smagu čianais. Nepadėjo. Kartais geriau, kartais blogiau, bet iš esmės nepadėjo. Sureguliavau vožtuvus, pakeičiau purkštukus, pakeičiau kuro slėgio reguliatorių. Nepadėjo. Tada, kas buvo tada? Tada reikėjo žiūrėti, kur čia kokios bėdos dar. Užsiglūšino FITV. Truputį geriau, problemos nesprendžia. Ten šiek tiek geriau dirbo, bet iš esmės niekas nesikeičia. Kur bėdos? Tada reikia žiūrėti, kur šūdarankiai kišo nagus. Iš tikrųjų, tiesiog, matai, kad tvarštai sukinėti ar dar kažkas. Tenais reikia ir žiūrėti. Sklendė buvo atsukinėta. Nuėmus sklendę viduj matosi suplėšyta tarpinė, tai jie tiesiog prisuko atgal ir viskas. Tiesiog suplėšai tarpinę, prisukė atgal ir viskas turi veikti. Siurbė orą. Kuro filtras. Kuro filtras kažkada buvo keistas. Kažkas sugalvojo, kad į kuro filtrą reikia silikono privaryti. Tam, kad ten nebėgtų, ar ten kažkas tai būtų. Žodžiu, silikono privaryta priešais filtrą, ryškiai tą silikoną sutraukė, užkišo skylę. Tai iš tos skylės ten trečdalis, gal ketvirtadalis tik matys, tarsi buvo susitraukus iki negalių. Kam? Niekas negali paaiškinti.
tenais dedasi arba varinė tarpinė, arba nieks nesideda, nes ten yra kūgis ir jisai įsispaudžia, įsisuka ir viskas. Ten daugiau nieko nereikia daryti. Pakeitus, mašina pradėjo užsivesti greitai ir gerai, nes gavo kūro. Tai va, toliau. Finalinė dalis. EGR-as. EGR-as yra labai gerai ekologijai ar ten kažkam. Ryškiai, kad EGR-as buvo blogas kažkada. Kažkas. EGR-as. Ekologija. Kažkas gėrė. Atspėkit kokį gėrimą. Jo, matas, jo. Gėrimas šūdinas, pakuotė šūdina, dėl to, kad va taip daro. Red Bullį reikia naudoti čionais, ne Monsterį. Arba tiesiog normalų, ten EGR Delete kitą kokį nors nusipirkti, skardos gabalą, ta prasme, bet kokį normalų skardos gabalą išsipjauti ir įsidėti čionais. Ir tada būtų geriau, tiesiog. Vat. Įdėjus normalią tarpinę, kaip čia ta zagluškė vadinama, atgal surinkus, mašina pradėjo normaliai užsivest, normaliai sušilt, dirbt ir labai normaliai dirbt šilta ant laisvos ir visos kitos eigos. Atsirado gale, pradėjo gazuotis ir visą kitą, baigė treilint, žodžiu, visi šitie marazmai. Tai va, tai nežinau, ta prasme, čia jeigu taip vardinti, kiek čia praleista laiko ir kiek padaryta darbų, dėl to, kad šūdarankiai kišo nagus prie sklendės, EGR-o, kūro filtro, tarpinės, tramplioriaus, laidų. Ryškiai kažko būsiu nepaminėjęs. Nu, čia tiesiog bus dar kažkur kažkas tai prikadinta. Nu, tiesiog, nes saugikliai ten bet kas, bet kaip sukaišiota. Tiesiog. Akumo, aišku, nebuvo. Prisukimas, man atrodo, čia originalus, tarsi, kuris atėjo su mašina. Panaudojom, veikia viskas, liuks. Tai va, tiek vat žinių. Kas čia daugiau, nežinau, reikia žiūrėti. Man atrodo, spiruoklė buvo lūžusi, pasikeitė amortizatoriai, tai labai, tiesiog visą amortizatorių su spiruoklė. Ir viskas atsistojo į savo vietą. Vat. Tai padangų, aišku, nebuvo, tai padangos ratlankiai kiti. Ir dabar galvoju, turbūt, kad ir viskas. Tai va, šiam kartui tiek. Jeigu patiko, ten tipo like, subscribe ir visi kiti dalykai. Jeigu nori dar kokį nors panašių video, rašykit komentarą ir padarysiu dar. Gal netgi su šitą mašiną. Ačiū. Labanakt.